Sveiki visi! Šiandieną aš jums norėčiau papasakoti, kaip reikia kurti Real Steel per Minecraft. Taigi, galime pradėti ir pirmasis dalykas, ką mums reikės padaryti, tai pastatyti robotą. Taigi, jūs galite statyti iš ko norit. Šį kartą aš statysiu iš žalios vilnos. Tai štai, va. Ir štai mes jau turime robotą. Antras dalykas bus, reikės pastatyti stūmoklį. Taigi, tai bus antras generatorius ir mes jos statysime štai taip. Taigi, štai mes jau turime stūmoklio generatorius ir dabar trečias dalykas, reikės pastatyti svirtį. Ir pirmąją svirtį reikės statyti čia. Jie darys roboto bloką. Štai taip. Antros svirtės reikės tam, kad robotas galėtų smūgiuoti 2 smūgius iš karto. Ta prasme, 2 rankom. Štai taip. Ir trečią bei ketvirtą reikėtų statyti štai čia, kad robotas galėtų smūgiuoti 1 ranka. Taip. Taip. Dar paskutinio svirties reikės tam, kad robotas iš gynybos smūgiuotų 2 rankom iš karto. Štai. Taip. Tai va, mes jau turime vieną robotą ir tuoj aš pastatysiu dar vieną. Taigi, štai mes jau turime 2 robotus. Ir kas laimės, jūs žinoma galite nuspręsti patys. Aš nesakau, jog tai labai įdomus žaidimas, bet kam tikrai patinka Real Steel, štai mano nuomonė, kaip jį galima sukurti per Minecraft. Taigi, viskas tas pats. Tiesiog laimės tas, kurį jūs nuspręsite. Daleiskim, aš daužiu 1 ranka, jis taip pat daužė šitą, ir taip pat panašiai. O kad būtų įdomiau žaisti šį žaidimą, galima dar pastatyti areną. Aš jau savo areną esu pastatęs, aš jums ją tuoj parodysiu, bet jūs galite sugalvoti ir savo areną. Taip, tuoj aš jums parodysiu savo areną. Taigi, štai mes jau čia ir, aš kūriau tokią areną. Jūs, žinoma, galite sukurti kokią norit. Čia kovų datos, skelbimų lentelė. Taip. Štai mano robotai. Čia kaktusas, kurį aš pats sugalvojau. O čia Zeus. Taip.
tai jie taip pat gali kautis. Ir viskas, kaip sakiau, ką jūs nuspręsite, kas laimės. Ir manau, jums patiks šis žaidimas. Ir jeigu jūs norite, kad aš sukurčiau daugiau video apie Minecraftą arba dar kažką panašaus, spauskite ant šitą video like. Subscribinkit, komentuokit, prenumeruokit. Na ir manau, dar susitiksime. Na, aš manau video kelti kas 2 dienas. Tačiau jeigu norite, kad aš kelčiau video dažniau, parašykit į komentarus ir spauskite ant šitą video like. Čia buvau aš, Deividas, ir aš su jumis atsisveikinu.